Atsimerkia ryte, telefono žinutės, mintis bėga greičiau nei dienos minutės. Naujienos feedas dar viena drama šiam pasaulyje, o Dievas nori kalbėti visada. Jis ne per mymus, ne per klikus kalba, jo tiesa ne mada, ne trendų vitrina. Dievas kalba per žodį, per tylą nakties, bet tam reikia tavo. Atviros širdies, atviros širdies. Pasaulis reikia, bėk ir gauk pinigus, reikia pasiekti viską, kol dar nevėlu, bet Dievas sako, ramiau, aš duosiu tau viską, kas svarbiausia, tikra tiesa, nesi vienas šitam kelyje. Dievas kalba tau kiekvieną dieną, kai tik tu nusprendi, ar klausysi, ar sustosi. Visada rasi jį, rasi jį šalia. Dievo žodis mums ne visada patogus, kartais kerta giliau, bet būtent to ir reikia, išmokti priimti tiesą ir pripažinti, ne per pasaulio hypą, tu pilnatvę patirsi, nebėk paskui žvaigždės, jos feik išnyksta, blizgučiai, influencerių žiburiai slepia tamsią pusę, bet Dievas amžinas tik į šviesą, su kuria nepaklysi,